rungtynes taiklių tritaškių metimų pradėjo Matas Sapiega ir išvedė ekonomikos fakultetą į priekį. Tačiau Tarptautinių studijų centras netrukus persvėrė rezultatą savo naudai. Vėliau komandoms sunkiai sekėsi rinkti taškus ir jos dažniau klydo. Po pirmo kėlinio rezultatas buvo lygus 14-14. Antrajame kėlinyje Tarptautinių studijų centro komanda surengė tikrą varžovų krepšio šturmą ir įgijo 7 taškų persvarą 23-30. Ekonomikos ir vadybos fakulteto krepšininkai nesugebėdami pelnyti taškų pradėjo nervintis. Gintaras Sabas susidirbo nesportinę ir po to iš karto techninę pražangą. Tuo pasinaudoję varžovai vėl atstatė 7 taškų persvarą. Supratę, kad su varžovais juokauti neverta, ekonomistai trečiajame kėlinyje bandė taisyti situaciją. Sužaidus pusę kėlinio komanda skyrė 3 taškai – 37-40. Tačiau Tarptautinių studijų centro komanda gausiai palaikoma savo sirgalio tęsė sėkmingą žaidimą. Tačiau Matas Sapiega pataikęs 3 tritaškius iš eilės grąžino intrigą – 53-54. Ketvirtą kėlinį pradėjęs spurtų 15-2 ekonomistai įgijo 12 taškų persvarą. Tarptautinių studijų centro komanda po patirto knockdowno nesugebėjo atsigauti ir pralaimėjo rungtynės rezultatu 92-72. Ekonomikos ir vadybos fakulteto komandoje rezultatyviausiai rungtyniavo Matas Sapiega, pelnęs 22 taškus. Gintaras Sabas pradėjo 20, Gediminas Butkus 17. Tarptautinių studijų centro komandai 22 taškus pelnė Valdas Babrauskas, 19 pradėjo Ignas Kaminskas. Didžiajame finale sutiko komandos vertos viena kitos. Sėkmingiau pradėjo rungtynes socialinių mokslo fakulteto studentai įgijo 10 taškų persvarą, kurią išlaikė iki pat pirmo kėlinio pabaigos. Antrajame kėlinyje žaidimas susilygino, tačiau pirmaujantį komandą nepasikeitė. Povilas Žukaitis ir Mindaugas Stropus baudų metimais sumažino skirtumą iki 5 taškų, o kėlinio pabaigoje Gediminas Dranginis sušvelnino rezultatą 38-40. Trečią kėlinį sėkmingiau pradėjo socialinių mokslų fakulteto studentai. Jie įgijo 11 taškų persvarą. Žaidimui įsilyginus socialinių mokslų fakulteto krepšininkai išsaugojo įgytą persvarą 54-64. Ketvirtasis lemiamas kėlinys nieko nepakeitė. Socialinių mokslų fakulteto komanda išlaikė turėtą persvarą ir iškovojo tarp fakultetinio krepšinio turnyro čempionų vardus. Galutinis rungtynių rezultatas 82-70. Rezultatyviausia socialinių mokslų fakulteto komandai rungtyniavo Arminas Šaulys, pelnęs 26 taškus. Deividas Baika pradėjo 22. Labai dėkingas komandai, sirgaliai labai palaikė, buvo labai įdomu žaisti ir tiesiog geros emocijos ir gerai nusipelnė pergalės. Ar sunkios buvo rungtynės? Skirtumas 12 taškų? Tai labai. Pradžioje šiek tiek atitrūkom, turėjom biškį laisviau, atsipalaidavom ir po to varžovai stiprus, tai reikėjo kovoti. O kas būtent lėmė pergalę? Kažkiek sėkmės, kažkiek talento, kažkiek fizinių sugebėjimų ir maždaug viskas susidėjo tiesiog. Buvo daug ginčių su teisėjais, kaip vertinate teisėjų darbą? Na, buvo daug abejotinų sprendimų, tiesiog dabar nebenorėčiau komentuoti, nes jau laimėjom vis tiek, nebeturi reikšmės. O ką reiškia asmeninis prizas, naudingiausia žaidėja? Labai, vertinu šitą prizą, labai pamalonintas esu šito prizu. Bet ne vien mano nuopelnas, čia skiriu komandai visai. Statybos ir architektūros fakulteto komandai skyrė Gediminas Dranginis, pelnęs 25 taškus, 24 pradėjo Povilas Žukaitis.